Na va, tai norisi visus pasveikinti ir kartu padovanoti žinią, kad ir dabar, nors ir pirmą atostogų dieną, bet per lasdienai, koks yra bevaikštant jau gal 3 valanda ir mano už nugaros groja gyva muzika su saksofonu. Ką supratau, lygiai tą patį kaip ir prieš 6 metus, kai teko eiti piligrimystę vienai, Švento Jokūbo kelią, tai neskubėt gyventi. Ir iš tikrųjų, kada nėra laikų atostogų, tai taip ir nutinka, kad skubi gyventi ir nebesiskoni mažomis akimirkomis. Taigi, paskutinė atostogų savaitė. Paskutinė savaitė prieš rugsėjo 1. Atraskime progų ir galimybių, nors akimirkai sustoti, nors vienam vakarui. Ir kaip šiandienos priegiesmis Evangelijos sako, manosios avys pažįsta mano balsą, aš jas pažįstu ir jos pažįsta mane ir jos seka paskui mane. Taigi pažinkime Viešpaties balsą mūsų širdyse ir siekime jį ten, kuris kviečia kiekvienam savitu keliu. Būkit palaiminti.